Sveiki, esu gydytoja odontologė, specializuojasi estetinio plombavimo ir sąkandžio kėlimo srityse. Noriu pakalbėti apie sąkandžio kėlimą. Natūralu, kad gyvenimui bėgant dantis po truputį dyla. Vieniems greičiau, kitiems lėčiau. Dantis labiau linkę dilti esant netaisyklingam sąkandžiui. Dažniausiai tai labiau pastebima priekinių dantų srityje. Priekinių dantų kandamieji kraštai nudyla skersai, netolygiai, gali pradėti skilinėti, trupėti. Ne visada sąkandis leidžia atstatyti nudilusius priekinius dantis. Apžiūrėjus pacientą matome, kad nugręžti yra ne tik priekiniai dantis, tačiau ir šoniniai. Tiesiog toks nudilimas krūminių dantų srityje pačiam žmogui nebūna taip pastebimas. Ateina diena, kai atsiranda poreikis atstatyti prarastus dantų audinius. Toks gydymas turi būti kompleksinis, kadangi mes susiduriame ne tik su dantų audinių mažesniu ar didesniu netekimu, bet ir su apatinio žandikaulio pakitusia padėtimi, dantų lankų plokštumų deformacija. Reikia tam pasiruošti, turėti orientyrą, nuo ko pradėti gydymą. Turime atstatyti apatinį žandikaulį į teisingą padėtį, kadangi nugriežus dantis jis dažnai pasislenka, pasmunka atgal. Tik atkūrus viršutinio ir apatinio žandikaulio santykį mes tiksliai galime pasakyti, kiek ir kur reikės atstatyti pačius dantų audinius. Dantų technikas iš vaško sumodeliuoja trūkstamus dantų audinius, įvertinus nudilimo laipsnį sprendžiame, kaip nudilimus atstatysime. Ar plombomis, ar jau bus reikalingas mikroprotezavimas, o kartais ir kai kurių dantų protezavimas vainikėliais. Derinant estetinį plombavimą, estetinį protezavimą yra pasiekiamas optimaliausias rezultatas ir taip atstatome nudilusį sąkandį bei sukuriame estetiškai atrodančią sveiką šypseną. Nepamirškite profilaktiškai lankytis pas odontologą, kad laiku būtų pastebėtas dantų nudilimas.